Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Labai gražios kortos ir vėl. Turiu aš tų gražių kortų. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat. Ir toj papasakosiu. Na, nesusideda jos čia gražiai, bet turbūt ir nesvarbu. Ir dabar aš matau, šitą kortą sako maždaug taip. Jūs rytoj prisiminsit savo tokią ypatingą išmintį, tokią fantaziją šiek tiek ir tiesiog rodysit visiems, na, sakyčiau, fokusus. Tokius netikėtus sprendimus priimsit, tai nudžiuginsit ką nors, tai nustebinsit, tai iš viso prajuokinsit. Jūs greičiausiai būsit dėmesio centre, jūs nedarysit nieko svarbaus ir per daug reikalingo, bet būsit matomi, būsit stebimi, jum tai patiks ir visiems aplinkiniam taip pat. Čia jum reikės, viską jūs jau turit, čia jum reikės prisiminti savo tokią truputį išmintį, truputį gudrumą, truputį norą pasireikšti, pasirodyti, kažkaip atkreipdėmėsi. Jūs gausit iš to energijos. Jūs tikrai atkreipsit į save dėmesį kitų. Gal tai bus svarbu, gal tai bus nesvarbu, bet linksma bus būtinai. Stebėkit, jums tai patiks. Jūs patiksit patys savo. Aš nežinau, kodėl čia jie pravirkdė tą saulutę. Čia diena irgi turbūt, neatsimenu, kada aš čia saulę mačiau kitokią. Saulė apskritai yra viskas, kas geriausia. Dailininkas nupiešė saulytę į ašarą, kažkas, reiškia, jam buvo nelabai malonu ant širdies, bet pati saulė reiškia ir šilumą, ir šviesą, ir sėkmę, ir sveikatą, visokią sėkmę. Jūs rytoj patirsit absoliučią sėkmę, tokią šviesią sėkmę, neįpareigojančią. Jum kaip mažam vaikučiui viskas bus paduota, pateikta geriausių būdų. Tik tai dėl to, kad jūs egzistuojat šitam pasauly. Pasimėgaukit šitą dieną. Tai bus šviesi, šilta diena, skirta jum ir tik jum. Tokia ypatinga dovana, kuri jūs pradžiugins. Taip rami pasiturinti karalienė. Na, jinai turtinga karalienė. Bet ji nedemonstruoja savo turtų, nedemonstruoja savo prabangių rūbų ir mašinų ir kitų dalykų. Ji tiesiog mėgaujasi savo buvimu. Mėgaujasi tuo, kad jinai gali viskam vadovauti, kad ji turi ką valdyti, kad ji turi laiko piešti piešiniam. Jūs rytoj atsibudę suprasit, kad jūs galit savo viską leisti, kad jūs galit daryti, ką norit, kad jums visokio turto užtenka ir kad jūs dabar galit nedemonstruot. Jūs nieko nedemonstruosit, jūs tiesiog jausit meilę visai aplinkai, jūs ją grožėsitės ir galbūt nupiešit, jūs bendrausit labai šiltai ir lengvai, jūs žinosit, kad aplinkui jūs jūsų mylimi žmonės, mylimi daiktai, mylimos erdvės ir viskas, kas aplinkui jūs džiugins. Galbūt taip, kasdien yra jum, aš dabar net neklausiu, greičiausiai taip ir yra, bet rytoj jūs gausit ypatingą impulsą pasidžiaugti savo
turtais, savo aplinka, savo vidiniais turtais, savo talentais, savo populiarumu. Jūs ypač nudžiugins jūsų populiarumas. Na, žinoma, ir jūsų ypatingas grožis. O ketvirtą variantą apims kažkokios įtartinos mintys. Na, gal jums kas nors neatsiuntė laiško, gal jums kažkas nepaskambino, gal bateliai, kuriuos jūs matavotės, buvo jums per maži ar per dideli. Jūs, jeigu norėsit, iš to pasidarysit puikiausią tragediją ir net galbūt nemiegosit naktį. Bet jeigu jūs nenorėsit to daryti, jūs tiesiog nekreipsit dėmesio. Bet kartais, žinokit, taip reikia tokios dramos, tokio papergyvenimo, kažkam pasiskūst, atkreip dėmesį ar kažką panašaus. Jūs rytoj galėsit tokią progą ir pasinaudot. Arba jeigu jums nepatinka tai, ką aš sakau, grįžkit į pradžią filmuko, įsirinkit kitą kortą ir tada jau gal jums patiks labiau. Bet šitą kortą tiesiog atkreipia jūsų dėmesį į tai, kad jūs galit savo kaprizais susigadinti savo nuotaiką ir galit išlaikyti savo nuotaiką puikią, pastebėdami iš šalies, kaip gali būti.